Kai parskrendu iš tolimesnių kraštų, pirmas dienas tokia kaip pritrenkta truputėlį vaikštau. Stengiuosi grįžti į darbus, į buitį maksimaliai, bet ateina toks laikas apie 3 valandą, 4 atrodo viskas kerta viską ir norisi eiti miegoti. Tai aš tik tai tokį trumpą priminimą noriu pasakyti, kad primenu, kad dar yra kelios laisvos vietos į stovyklą Ispanijoje. Ir jeigu jūs jaučiate, kad mums pakeliui, jeigu norite pagilinti, pajausti, pamatyti pasaulį galbūt plačiau, jeigu norite tiesiog praleisti laiką, pas mane visą laiką susirenka fantastiškos moterys, moteriškoje bendrystėje, kur reikia palaikymo, einat per sunkius savo gyvenimo etapus, einat per pačius geriausius savo gyvenimo etapus, norit dalintis, visiškai nesvarbu, kviečiu visas moteris. Ir kelionė visą laiką būna fantastiška, bet visą laiką būna labai skirtinga. Tai kas buvo pernai, tikrai nebus taip kaip šiemet, nes kelionę visą laiką kuriu ne tik aš, bet ir kiekviena moteris, kur prie jos prisideda. Tai kas bus šiemet, tai nieks nežino, bet žinau, kad bus tikrai tai ir gausim kiekvieną tai, ko mums labiausiai šiuo metu reikia. Bet visą laiką kviečiu moteris prisiminti save, prioritizuoti save, truputėlį pastumti prioritetus, darbą, vaikus, anūkus, vyrą. Jie tikrai išgyvens ten tą savaitę be mūsų. Jūs grįšite pailsėjusios, atsigavusios, įsikvėpusios, naujų idėjų, pabūsios prie jūros, pavalgiusios skanaus maisto ir praleidusios tiesiog gerai laiką. Tai liko paskutinės vietos, kviečiu nepraleisti šitos galimybės.